Visų sričių klestėjimą žadančią programą ekspertai mala į miltus, teigdami, kad naujoji valdžia jau per metus nuvarys valstybę į bankrotą. Politikų pažadus nagrinėja Liuda Kudinova. Pats pirmasis naujos vyriausybės darbas bus minimalios mėnesio algos didinimas, kol kas iki 1000 litų, vėliau ir dar daugiau. Minimali mėnesinė alga nuo sausio 1 dienos bus padidinta iki 1000 litų. Paskui, nes darbo partijos pažadai 1600. Tai gal kadencijų baigiantis ir bus 1700 litų. Dar vasarą verslininkai ir profsąjungos sakė, kad įstengtų mokėti iki 900 padidintą minimalią algą. Tačiau 1000 litų alga nedavus laiko pasiruošti, pasak analitikų, sužlugdys smulkųjį verslą. Daugiau mokėti neišgalintis darbdaviai bankrutuos. Pasiruošimo laikotarpio praktiškai nėra. Jeigu mes kalbame apie sausio 1 dieną, tai liko realiai turbūt 1 savaitė iki Kalėdų, kada dar galima įvertinti tas sąnaudas, kurios papildomai užguls Lietuvos įmonės. Algirdo Butkevičiaus įsitikinimu po tam tikro laiko šalyje pradės didėti vidaus vartojimas, o tai paskatins gamybą ir darbo vietų kūrimą. Tačiau bedarbiai sako, kad net ir toks kėlimas jų į darbą neprivilios. Galima pradėti dirbti, bet žinot, kaip dabar tinės kainos parduotuvėje, ar visur pažiūrėti už viską komunalinius ir paslaugas mokėti, tai bet galų su galu nesudursi. Man atrodo, kad gerai, kad kelia, tegu kelia ir gal vėl praeis laikas, dar pakels ir paskui, bet jeigu kelia, tegu jau užkart daug. Kaip vieną pirmųjų darbų Butkevičius įvardyja ir mokesčių sistemos peržiūrą, tačiau žadėto nekilnojamojo turto mokesčio atsisako. Visuotinio turto mokesčio tikrai nebus, nes tai būtų gyventojų gyvenimo apsunkinimas mūsų šalyje, jeigu mes visiems žmonėms įvestumėm nekilnojamo turto mokestį. Užtat nuo 2014 metų paskirtasis premjeras žada atkurti pensijas ir kitas išmokas. Slaugos, neįgalumo pašalpas, pensijas kariams, rentas sportininkams. Tačiau ką daryti su rinkėjų pasmerkta Visagino atominė elektrinė, Butkevičius neapsisprendžia. Visą vyriausybės programą ir ekspertai, ir opozicija sumalė į miltus. Žvelgiant į visą programą, iš tiesų lieka labai daug klaustukų, kągi vyriausybė iš tikrųjų planuoja daryti, nes daugelis teiginių yra labai bendri ir neatsakantis konkrečiai tai, o kaip vienas ar kitas tikslas bus įgyvendinamas. Pažadų yra labai daug ir jeigu mes visus tos pažadus įgyvendinsim, sakykime, per 13 metus, mes jau 14 metais būsim bankrutavę ir joks Tarptautinis valiutos fondas ar kažkas kitas mums nepadės. Vyriausybės programa atiduota svarstyti Seimo komitetams ir frakcijoms. Išvadas parengti jie turi per 10 dienų. Liuda Kudinova, Vaidas Gricius.